Tai kągi, sveiki sveikučiai, išėjom čia mes pasivaikščiot po tokį gražų mūsų Panevėžio miestą. Ir aš kokią čia žinutę noriu jums šiandien perduoti. Iš tiesų apie vertę iš savo savivertę ir kitų žmonių vertinimą. Iš tiesų tai ką galiu pasakyti apie vertinimą, tai kai nustoju pats save kažkaip ypatingai vertinti, kažkaip matuoti savo pasiekimus ir nesėkmes, savo kažkokius, nežinau, norus, ketinimus, turėjimus, kai nustoju vertinti save, kiek esi pasiekęs, kokio esi gerumo ar negerumo, tai tuomet nustoju vertinti ir iš tiesų ir kitus. Tuomet atsiranda toks keistas, nekeistas iš tiesų, tiesiog nuostabus jausmas, kai tu supranti, kad visi turi teisę būti, kokiais jie nori būti ir visi turi teisę elgtis taip, kaip jie nori elgtis ir visi renkasi elgtis ir būti tokiais, kokie mes tiesiog norim būti. Ir šitas jausmas, kai nieko nebevertini, kai nebematuoji, skaičiuoji, nebelygini, jis yra nuostabiai stebuklingas ir jis atveria duris į laisvę. Iš tiesų į sielos šventę, į laisvę būti tuo, kuo tu nori būti, toks, koks esi. Atveria duris tiesiog į buvimą savyje su savimi ir tu tuomet gali tiesiog rinktis, su kuo nori būti, kur tau gera, kur tave pripildo vietos, žmonės ar kiti dalykai. Ėjo pro šalį daug žmonių, tai sustabdžiau truputėlį. Tai dabar pratęsiu iš tiesų, ką noriu dar jums čia pasakyti. Tai kad, žodžiu, kai nebevertini nieko, tai supranti, kad ir visi kiti, kas tave vertina, tai yra tik jų pačių mintis ir jų pačių atspindys jų galvoje, tiesiog jų mintise. Ir dar norėjau iš tiesų pasakyti apie tą vertę ir savivertę. Toks jausmas mane tai visą gyvenimą lydėjo. Aš vis galvodavau, kaip čia yra, kad kažkokius žmonės kažkas vertina ir priima kaip vertesnius ir vertingesnius negu kitus ten, ar nežinau, pasiekusius ten sporte, karjeros, nežinau, bet kur versle ar kažkur. Iš tiesų mes juk esam sielos atėjusios čia į planetą patirti tų skirtingų patyrimų žemėje ir kažkam skirta patirti, nežinau, pabūti sėkmingų verslininkų, nežinau, politikų, valytojų, pavyzdžiui, irgi. Ir aš visada, dar kai dirbau ofise, tiesiog tą tokį, žodžiu, nesvarbu, kokį aš ten darbą dirbau, bet aš visada matydavau ir tame žmoguje, kuris dirba administracijai, ten, nežinau, menedžmente, ir tas, kuris dirba gamyboj, ar toj srity, kuri aptarnauja, sakykime, žmonės ten, nežinau, valytojai, ten valgyklos virėjai, kepėjai. Ir aš juos matydavau kaip visiškai tolygius, visiškai vertus tiek pat jausti, mylėti, turėti materialinių gerybių ir visa kita. Nes iš tiesų juk ar
ar tu esi prezidentas, ar tu esi namų tvarkytojas, daktaras, ar seselė, ar slaugė, ar belenkas visiškai, kirpėja, siuvėja. Juk žiūrėti į saulę, žiūrėti į mėnulį, dangų, medžius, jūrą, kalnus, bet ką pasaulyje, žiūrėti va į tokį gražų šunytį. Juk ar į jį žiūrės siuvėjas, ar kirpėjas, ar prezidentas, ar super duper futbolistas, ar krepšininkas, jausmas, tai nuo to nesikeičia, kad kai tu matai, kas tave džiugina, kas tave kuria tau kažkokią gerumo, šilumos, džiaugsmo būseną. Tai visiškai nepriklauso netgi kaip tu apsirengęs ar kaip tu atrodai. Tai be jokios abejonės aš čia ne apie tai, kad neatrodyti gražiai ar estetiškai ar ten nesirūpinti savo kūnu, nes sveikam kūne sveika siela, nes tik sveikam kūne gali tekėti švari, tyra energija. Jeigu kūnas sustabarėjęs, kietas, nepaslankus, be jokios abejonės ten energija irgi laisvai netekės ir necirkuliuos. Tai va, ką čia. Tai va, šiandien taip trumpai norėjau pasakyti apie vertę ir savivertę. Ir iš tiesų šitos dalykus mes galime atrasti, atrakinti savyje. Net ir jų, jeigu neturėjom, jeigu turėjom mažą savivertę, arba jeigu turėjom per didelę savivertę, jei gyvenom kažkaip, kad atrodo dabar juk viską darėm kažkaip neteisingai ir galbūt nebėra kaip iš tos situacijos išsikapstyti, ar tiesiog atrodo, kad per sunku galbūt, tai nežinau, kiekvienai sielai klausančiai šio įrašo, tai noriu pasakyti, kad jūs esat nuostabi siela, kai tik panorėsit prisiminti, kad tokia esat, kai panorėsit savimi patikėti, tai ieškoti stiprybės savo, ieškoti Dievo iš tiesų. Jei pasirinksit prisiminti save kaip nuostabę sielą, tai čia be ryšio su kūrėju irgi nelabai pajudėsit į priekį. Todėl ieškant savęs visada labai pravartu ir prisiminti ir mūsų kūrėją, prisiminti angelus, kurie egzistuoja ir kurie mums padeda, jeigu mes jų prašom pagalbos, palaikymo. Tai žinoma, jie neatneš jums pinigų maišo, nepastatys namo, netves žmogaus, kuris jums kažkaip gyvenimą pakeis, bet jie tiesiog širdyje suteikia tokios ramybės, suteikia stiprybės, tikėjimo, pasitikėjimo savim ir be jokios abejonės tai neateina nei per dieną, nei per dvi, nei per savaitę. tą ryšį su savimi, su kūrėju, su angelais reikia kurti, kaip ir bet kokį kitą ryšį, su žmonėmis ar su vaikais, su kaimynais, artimaisiais ir su augintiniais, su gyvūnais. Mes juk visur kūrėm tą ryšį ir jeigu mes norim turėti ryšį su savimi, ir jį irgi reikia kurti. Mūsų niekas to nemokino ilgai ir nekalbėjo niekas apie tai, bet dabar ateina naujos žinios, nauja informacija. Dievas dalinasi su mumis naujais dalykais iš tiesų. Tai va, linkiu jums visiems šiuo laikotarpiu, kai sako kalėdinis laikotarpis, tai ne kalėdinis, jis tiesiog toks laikas, kai laikas susimastyti, nes tokia ramybė visur tvyro, tokia energija, ji net ragina ir, kaip pasakyti, labai palanki dabar pabūti su savim, pasinerti kažkiek į save.
be jokios abejonės bendravimas su žmonėmis tai yra neatskiriama žemės gyvenimo dalis, kaip ir visi materialūs dalykai. Tačiau jei mes turėsim vienovę tokią savyje su savimi, su kūrėju, kai protas, kūnas ir siela tarsi paukščiai gražiai čia skraido, tarsi susijungs, ne tarsi, o tiesiog susijungs ir kai bus vienoje tokioje visumoje, tai ir bendravimas netgi su artimaisiais ir su visokiais kitais ir žmonėm, ir su aplinka, ir su, žodžiu, santykis pasikeičia su visa kuo, kas yra aplink jūs, kai vienovė atsiranda širdį, prote ir kūne, ir kai viskuo pradedam rūpintis. Žodžiu, be rūpesčio nieko nebus. Tai va. Tai linkiu jums ramybės iš tiesų, nes dabar laikas irgi iš tiesų susimastyti ir atsisukti į save. Ir kiek kam to jausmo reikia, kiek laiko tam reikia ir norisi skirti, tai be jokios abejonės yra skirtingas dalykas ir mūsų sielos evoliucija yra skirtingose etapuose, skirtingų žmonių, skirtingose žmonėse, avataruose. Todėl nereikėtų žiūrėti, ką daro kiti, kaip daro kiti, o pabandyti pajausti, ką jaučia jūsų širdis. Ir tuomet, kai jūs pradėsit klausyti savo širdies, tai sugrįšiu prie pradinės mano vis tik temos, nustosite vertinti save ir savo poelgius ir kas jums atsitiko gyvenime, tiesiog priimsite tai kaip patirtį, tam, kad galėtume atskleisti kitas savybės, nes jei mūsų gyvenimas sugniuždo, tai tik tada mes galim sužinoti, kokie mes stiprus galim būti. Arba jeigu iš mūsų ką nors atima, tai tik tada mes sužinome, kad galbūt kažką dar vertingesnio galime gyvenime atrasti. Tai tiek šiandien. Atsisveikinu su jumis ir iki kitų kartų. Dar noriu parodyti, čia labai graži vieta iš tikrųjų, kur aš čia esu atėjus. Va, čia yra graži eglutė ir dar yra tokios labai gražios pas mus čia vat tokios skulptūrėlės padarytos. Vat štai iš kokių dalykų, iš kažkokių vatgi, matot, iš ko galima sukurti nuostabius kūrinius. Va, štai kokie jie nuostabus. Aš čia irgi atradau šitą vietą, tai va, kai atradau save tik tai, tada ir šitą vietą atradau. Ir dar va, čia toksai drakonas yra, irgi labai gražus. Va, aš jums parodysiu, štai. Drakoniukas, čia nuo uodegos aš jums rodau, va, o koksai drakonas. Va, pažiūrėkit, čia va, jos sargybiniai tokie, va, yra iškišėlė žuvis. Štai va, kokie. Matot, kokie nuostabus kūriniai. Aš jums čia noriu truputį va taip va parodyti. Ir drakonas, štai kokią gražumą. Drakonėlis. Va, matot, kaip gražiai. Va, koks jisai čia gražuolis. Ir iš ko galima sukurti. Tai va, mokykime kurti, kai sakant, iš to, ką turim. Iš to, ką turim, iš to ir galim sukurti. Va, čia va dar yra sriuba iš kirvio koto, išvirta šitam katile. Tai va, čia apie tai, kad kurkim, tai iš ko mes dabar esame, kas mes dabar esame, iš to, ką dabar turime. Štai va, kokią žuvį dar sukūrė jie čia. Va, labai gražias langinės, va, čia dar yra. Va, kurgi tos langinės, va. Nu, labai čia gražu. Va, čia aš langė stoviu. Hai! Va, ir čia mane gražuolė šunytė manęs laukia, va. Lai, kurgi jinai, va. Va. Štai. Tik tiek šiandien. Ai, dar va, labai koksai irgi kompozicija labai. Štai,
pasisveikina čia prie įėjimo. Ate.